Sveiki. Būsiu dėkinga už jūsų laikus, komentarus. Norėčiau šiandien pasižiūrėti dar atsakymas į jūsų klausimą, pavyzdžiui, arba į jums rūpimą problemą. Kaip jinai išsispręs, koks bus rezultatas. Pasižiūrim. Pagalvokit savo situaciją, kas jums rūpi. Situacija. Rezultatas. Kažkokios durys uždarytos. Jis nori tą sieną prakirsti, žinot? Tokia sunkokia situacija. Galvojate daug labai apie tai situaciją. Rezultatas. Neblogai, neblogai. Reikia dar vieną kortą gal paimti. Davai man dar paimsim. Situacija. Rezultatas. Žiūrėkite, situacija tai čia man rodo tokia yra maždaug, kad jūs suprastumėte, ar čia jums ar ne. Jums yra kažkur jūs norite naują, ta prasme, čia rodo, kad jūs eisite į naujus kelius. Kažkokią tai sunkią naštą jūs jau ten, kaip sakant, norit numesti, atidaryti į naują gyvenimo duris, kažkur prasibrauti, išeiti, kažką pasiekti. Čia, aišku, bet kokia situacija tinka, bet čia taip apibendrinant čia įrodo, suprantat? Ir čia susiję kažkas su namais, gal serga pas jūs kažkas namuose, vyresnis vyras rodo man, gal tėtis. Gal vyras, čia priklausomai ką žiūri. Garbingas vyras su meile. Jo. Čia vyras ar šiaip giminaitis. Bet čia ne su darbu susiję. Čia gali būti giminaitis, žinokit. Bet gali būti ir vyras, kaip kam. Dėl to, kad va iškrito kaip ir. Bet žodžiu, giminės ryšys. Giminės ryšys arba būsimas vyras permainos, suprantat, jūsų. Ir žodžiu, jūs dabar galvojate. Gal galvojat, pasveiks, nepasveiks. Jeigu mylimas vyras, galvojate, ten, pavyzdžiui, santykiai per sunkus jau jums norite išeiti iš tų santykių ir galvojate, žinot, išeiti, neišeiti, verta, neverta, kas toliau bus. Tai gilūs jausmai kaip ir yra pas jūs. Bet jūs arba čia jūs patys blogai jaučiatės, tiesiog neperkeltinė prasme sergate, ten, nežinau, depresija jau dėl jo, nes pas jūs ten kažkas sudėtingas santykiuose.
Jūs tokiame kaip laukime, bet namai tokie, mato tokie, virš namų, kaip sakoma, juodas debesys. Arba konkrečiai tiesiogiai serga kažkas iš jūsų artimųjų ir jūs galvojat, kaip čia mylimasis, ar tėtis, ar vyras, ar šiaip tik mylimasis, toks garbingas vyras, žodžiu. Bet čia ir finansai tokie, čia su finansais irgi susiję šiek tiek. Dideli finansai. Arba gal galvojat, ar gausit pinigų gydymui, pavyzdžiui, ne? Irgi variantas. Nes čia irgi kaip ir liga, vat kažkokia, suprant, atrodo. Arba konkurentė su tuo vyru, nu, bet čia... Čia kažkas iš artimųjų. Nu ir su namais, kažkas iš jūsų namų. Su namais susiję. Sąjunga. Ar išsispręs, kaip išsispręs? Ar gerai viskas bus? Sekundėlę. Čia iš tikrųjų gali būti, kad kažkas serga. Pas kažką. Teismai, gali būti ligoninės, jo. Tai nežinau, žodžiu, jeigu kažkas serga, tai taip bus, išsispręs taip. Kad jums kažkas, jūs gausite kažkokį tai žinutę, laišką, pagalbą, kontraktą, laimėsite dideli pinigai, čia didelis laimėjimas, jeigu finansinė prasme jums reikia pinigų, pavyzdžiui, ten gydymą ar kažkam, ne? Kitas dalykas dabar. Jeigu čia senas senelis, ne? Kuris jau ir taip aišku, kad, nu, ateis ta diena, kada jisai išeis iš šio gyvenimo. Tai jisai, kai išeis, jūs gausite ar palikimą, ar dar kažką. Taip ir išsispręs, kad jūs gausite tą palikimą, pavyzdžiui, jeigu jūs pergyvenate, kad su kažko dalintis reikės, ten kažkas, ne, čia viskas jums, bet ko jūs norite iš to palikimo, tai viskas tas ir bus. Ir jeigu jūs dar neištekėjusi, ištekėsite po to. Ir bus stabilus santykis su tuo žmogum. Tai va, o jeigu jūs pati sergate, tarkim, pati jeigu sergate po sunkumų kažkokių, ar po skyrybų, tarkim. Jeigu, nu gerai, apibendrinam taip, jeigu jūs pati sergate, tai jūs surasite ar gerą daktarą, nu žodžiu, viskas išsispręs jums teigiamai, kadangi jūs ar surasit gerą daktarą, ar gerą gydymą, ar padės jums kažkas, nu žodžiu, garbingas kažkoks vyras ir taip toliau ir panašiai. Ir viskas išsispręs. Jeigu jūs pergyvenote, nu ten, pavyzdžiui, depresija kažkokia buvo ir panašiai, po skyrybų ten kažkas atsitiko ir taip toliau ir panašiai, tai jums irgi tos skyrybos galų gale atsisuks taip, kad jums bus iš to didelė nauda finansinė. Ane? Jeigu skyrybos. Jeigu jūs ten, pavyzdžiui, vieniša ir dėl to depresuojate ir išsiskyrė, nu, tai pagalvojate, aš sutiksiu tą vyrą, nesutiksiu, ten ir su finansais blogai ir ten taip toliau ir panašiai, ten noriu savo namų ir taip toliau, ne? Tai taip, jums bus vyras, bus santuoka, jūs ištekėsite.
Ir ne tai, kad ištekėsite, va, šiaip, kad ištek, bet čia bus tokias kaip laimėjimas, kaip dovana jums likimas, suprantat? Labai gera korta. Gilus jausmai, meilė, visa kita, ne? Kas ko klausia? Vienintelis blogas atsakymas, jeigu kažkoks vyras vyresnio amžiaus jau serga, tai, čia jau, kaip pasakyti, ateis ta diena, kada jau bus viskas. Vis tiek ateis ta diena. Čia jau yra, kaip pasakyti. Bet kokiu atveju jūs iš visų šitų situacijų laimėsite. Jum, kaip pasakyti, duoda fortūnos ratas, ar kaip pavadinti, nežinau, likimas, šansas, taip netikėtai, žiūrėkit, ir dovana, ir čia dideli pinigai, laimėjimai kažkokie, suprantat. Didelės permainos bus pas jūs namuose. Taip, jeigu bendrai pasakyti. Ir sąjunga su kažkuo. Aš tikiuosi, aiškiai jums atsakiau, jūs supratote mane ir tikiuosi, kad jums įsipildys geri dalykai, blogi ne. Tai va, čia iš va tų niuansų. Sėkmės jums, ačiū.